Taigi, kadangi šiandieną yra atvykusi asociacijos stebėtojų gildija narė iš Londono, tai kviečiame Jolantą Rozenbergienę ir aš atsiprašysiu, kad šiandieną neskaitysiu savo pranešimo. Prašau. Sveiki visi dar kartą. Šiaip mano nebus kaip buvusių pranešėjų, mano laisvas kalbėjimas ir labai lauksiu klausimų iš tikrųjų. Bet noriu pradėti nuo šitų žodžių. Vienybė mūsų išlikimo sąlyga. Tai pirmiausia, tada pasakysiu apie mūsų komandą. Užsienyje gyvena visose šalyse labai daug lietuvių, bet jie nebendrauja. Ir aš tikrai galiu dėkoti Dievui ir susikūrusiai stebėtojų gildijai, kurios dėka mes tokie gimėm, atsiradom. Ir atsirado tokie tikri žmonės, į kuriuos gali atsiremti. Londono ambasada mūsų negalėjo įveikti, patikėkit. Ką jie bedarė, provokacijos, įžeidinėjimai, bet matyt, gal tokia buvo misija, kad mes tą sugebėjom išlaikyti. Ir šitie žmonės, mes taip ir vadinamės, jungtinė stebėtojų komanda, mes turime savo grupę Telegram kanale, tik tai kur stebėtojai. Laukiant artėjančių kitų rinkimų, aš tikiuosi, jų atsiras daugiau, todėl kad žmonės nebendrauja, niekas jiems neįdomu, visas gyvenimas vyksta kur? Facebook'ose, televizijoje, neberašom ranka laiškų, nebesiuntinėjom, telefonas, žinutę parašėm. Ir kada mes turėjom 3 patirtis, 3 rinkimus pernai. Tai buvo prezidento, Europarlamento ir Seimo. Tai jeigu imti visas 3 šitas pakopas, aš jums pasakysiu, kaip dirbo, kaip viskas buvo skirtingai, kaip buvo ruošiama strategija, nes jiem padarėm tokį šoką. Į pirmus prezidento rinkimus atvykom 12 stebėtojų, pusę mes nepažįstami buvom. Vat šiandien susitikę pirmą kartą ir vat vienybė, aš nežinau, iš kur jinai pas mus gimė, aš dėl to labai laiminga ir džiaugiuosi. Ir mes turėjom 2 vedlius, tai stebėto gildijos pirmininką Gediminą Ustinavičių ir signatarą Zigmą Vaišvilą, kuris mums labai daug padėjo, bet ir labai daug pakenkė, mums visiems atimė pažymėjimus. Tai čia dėl to ir papasakosiu vienintelį įvykį tokį. Matot, Lietuvoje visai kitaip vyksta rinkimai. Pas mus pagrindas 80% balsuoja laiškais. Anglijoje viską gauni laiškais. Taip ir ambasadoj balsavimas paštu. Rinkimų dieną vyksta balsavimas tiesioginis, taip. Kitoj savaitėj, visą savaitę 5 dienas laukiama, kada ateis laiškai su balsavimais. Jie išardo vokus, viską tą pasakojo Gediminas, mes labai daug kartų pasakojom, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad jie pasiruošdavo, kaip laukiant audito, vat ateis jie, spektakliai buvo rodomi visokie. Ir turėjom tokį išskirtinį kartą, bet jau čia per Seimo, tarp pirmo turo ir antro, mes dar turim tvarkyti pirmo turo laiškus sugrįžusius į ambasadą, skaičiavimą daryti. Ir atvykstam į ambasadą ir visas būrys įeinam per duris,
Viduje rodom pažymėjimus, pasus, viską. Ir apsaugos darbuotojas, kuris įleidžia, pamato Zigmą Vaišvilą viduje ambasadoje jau. Per paradinės durys įėjus. Nes reikia važiuoti su liftu, jau mūsų veža, mes neturim tų kortelių. Ir jam iškrenta akis ir jis bėga į tą kambarėlį ir, gal kokia raudona knopkė yra, visą ambasadą pakyla. Ateinam į balsavimo patalpą, į salę ir prasideda. Mes pranešam, kad mes filmuosim. Šitą įrašą turim, mes labai didelę bazę sukaupėm. Ir Zigmui Vaišvilui, signatarui, pradeda grasinimai, kad iškvies į ambasadą Anglijos policiją išvesti. Jūs galit patikėti, kur niekas negali į bet kokios šalies ambasadą įeiti policiją. Jie darė visokius kelius, aišku, nebuvo kvorumo, kad ir tiem balsams skaičiuoti. Ir po valandos ginčo mus visus gražiai išprašė. Mes visi išėjom, nevyko daugiau nieko. Bet buvo toks dalykas, kad jie staigiai su visiems suskambino, sukvietė visos ambasados darbuotojus, nes tai yra penktadienis. Ir po valandos geros laiko mes kviečiame grįžti atgal į ambasadą skaičiuoti. O pas mus į savaitę 2 kartus reikėdavo imti išeiginės dienas. Ne visi Londone gyvena, visiems reikia važiuoti, atsiprašyti iš darbo, imti atostogas. Tai šitie metai man vien dėl to įstriks į atmintį, kad tai buvo rinkimų atostogos. Pavadinkime taip. Grįžus, pabaigsiu istoriją, grįžus atgal į ambasadą, jau lauke padarytas toks dalykas, kad lauke, kaip, nežinau, kaip prašai išmaldos, ar ne, ranką ištiesus. Taip mums šitas buvo padarytas pažeminimas, kad mūsų laukia tikrino ir kada dėjo Zigmo eilė, jo nebeįleido, kada paprašė pakviesti, ką nors iš viršesnių, labai užimtinis skaičiavimas rinkiminių balsų. Paprasčiausiai norėjo pažeminti, bet iš tikrųjų pasižemino patys save. tą video mes esame įdėję ir labai daug yra matę žmonių. Taip pat organizavom protestą prie ambasados. Kiek buvom apipilti, nenoriu negražių žodžių, bet kur su kibiru užpila. Ir tą atlaikėm, bet jau buvo atimti pažymėjimai paskutiniam antram turui, kada antras turas buvo. Stovėjom su plakatais, kur yra pavogti balsavimai, 14 000. Nemačiau, ką yra rodoma. Labai norėjau padaryti tokį gražesnį, mes turim protesto to trumpą video, kur mes visi šnekam. Turim, kada mus žemina ambasados darbuotojai. Mes sukaupėm labai didelę bazę. Tikiuosi, kada nors gyvenime jinai išvis dienos šviesą. Gal kas norite ką paklausti, nes šiaip gal tada grįšiu prie tos komandos. Su tai žmonėm, kuriais mes tenai buvom, mes dabar esam šeima. Ir rasti tokių ištikimų, į kuriuos gali atsiremti žmonių, yra labai sudėtinga šiais laikais. Prašom. Mikrofono reikia, mikrofono. Kai Lietuvą
pasiekė duomenys apie rezultatus, tai mūsų valdantieji paskelbė, kad vis tiek visi išeiviai, kurie dabar ar gyvena, ar tiesiog dirb, išvažiavę, kad didžioji dauguma visi balsuoja už konservatorius. Jūs, kai skaičiavot balsus, kokia tai yra tikroji tiesa? Už ką išeiviai mūsų balsuoja? Kaip jų mąstymas, koks eilėkės, kaip jie tą Lietuvą mato, labai būtų įdomu. Ką jūs matėte tikrais faktais savo akim? Už ką balsuoja? Aš jums atsakysiu. Mes kada turėjom Zoomą su Romu, mes turėjom su Romu Dambrausku, su Gražuliu, mes labai daug turėjom visokių pokalbių. Ir jūs dabar paklausėt, žinote, Romą Dambrauską dainininką, jisai sako, jūs išvarė iš Lietuvos, o jūs balsuojat už konservatorius. Niekas neišvarė. Pats išvažiavo. Viskas savo noru. Savo noru, taip, savo noru mes išvažiavom. Taip, bet aš turiu mintį, dėl ko ambasadose yra klastojami balsai. Nieko naujo. O kada matai gyvai, matai atplėštas dėžes, išimtus vokus, tai dėl to ir gaunasi, kad... Gerai, ačiū. Reikėjo anksčiau priimti. Niekas nepasakė, kad labai reiktų. Aš pabaigsiu. Balsavimo dieną tu matai tikrą padėtį, bet tai yra tik tai 20%. 80% yra klastotės. Tai vat ir atsakymas. Prašau. Pateisinkit, prašau, už ką jums buvo atimti pažymėjimai. Gerbiamą Taurą paprašysiu, jūs turit formuluotę, kaip jums parašė. Už filmavimą. Už filmavimą. Reiškia, filmavom gegužės, birželio mėnesį, taip kada buvo tie visi rinkimai. Pasibaigė pirmas Seimo turas ir tam tarte buvo Zigmas Vaišvila. Ir kada mes norėjom padaryti pilną reportažą, mus papasakoju tą istoriją. Tai buvo penktadienį, pirmadienį, po 3 dienų, po savaitgalio, kada niekas nedirba, pirmadienį gauna Tauras laišką, kad atimti pažymėjimai. Formuluotė, kad filmavom. Tai tada reiškia, filmuoti galima, bet kada matosi medžiagose, kada atidaro balsavimo dėžės, ateini balsavimo rytą, dėžėse primesta biuletenį. Sakykit, ką daryti tokiu atveju? Ir jie užsimerkė, jie, sakau, ant tiek nesiskaitimai. Žmonės mato, jie skubina, kad laukia jau atėję žmonės balsuoti. Reikia pradėti atidaryti balsavimą. Mes neturim daugiau dėžių. Ambasada, sėdėdama ant tokių pinigų, neturi balsavimo dėžės. Meta yra išankstiniai, va kaip ir Lietuvoje, išankstiniai balsavimai. Pas mus irgi paskirtos kelios dienos. Tai tu, kurie laiškai grįžta, tu gali daryti, ką nori. Tai vienas dar dalykas, gal ir taip griežtai pasakysiu, bet Lietuvos ambasada Londone yra privati ambasada, ne tautos, ne žmonių. Tai čia nieko naujo. Taip, nieko naujo, bet nežinau, tiesiog visi mes tą žinom, bet kada pasakai žodžiu, tu išleidi, nebelaikai viduj. Tai yra daug lengviau. Klausimas tai buvo apie tai, ar jūs buvote skaičiuojant balsus ir ar matėte, koks procentas už ką balsavo. Stebėtojas būna iki galo ir mato suskaičiuotus balsus, ar turėjo tokią galimybę ir procentaliai, kas užėmė pirmą vietą tam skaičiavime, konservatoriai, socialdemokratai, apie tai. Aš šiek tiek įsidėsiu, turbūt prašo papasakoti apie tai, kaip jūs bandė išgrūsti iš ambasados. Šitų momentų irgi reikia. Pasakysiu taip, antrą prezidentų turo rinkimą, kada jau kas buvo, daroma viskas buvo vaikštant ambasados rinkimų komisijos pirmininkui su telefonu ir tiesiai su rinkimų komisija Vilniuje
vykdomi tie. Viskas sustabdyta, viskas sugriuvę, sėdi laukia. 9 stebėtojai nesutiko pasirašyti. Netitinka niekas protokolas. Protokolai nesutampa nei vienas skaičius. Ką galima padaryti? Išstebėjom iki 6 ryto ir pasakė, jiem nesvarbu, kad mes ant protokolų nepasirašėm, sutikite, tada yra niekas negalioja. Jiem vienodai, kad mes nepasirašėm, jos vis tiek užskaitė. Gali daryti, ką tik nori, gali rašyti skundus, pažeidimus fiksuoti, jie niekur neina, iki sekančios šiukšlių dėžės. Sakykime taip. Gėda. Tai yra gėda, didelė gėda. Ir labai tai iš tikrųjų buvo skaudu tą matyti ir matai, kad tu nieko negali padaryti. Galima pasiūlyti. Mes turime vertinti tokius pasiūlymus, kurie greitai, trumpai išsprendžia visas problemas. Nesunkiai. Čia mes pasitarę nusprendėm pasiūlymą tokį teikti prie tos peticijos, kur dabar čia dėl skaidrumo tų balsavimų ir taip toliau, kad būtų vienas punktas, kuris išspręstų visas problemas ir nereikėtų mums bevargti, ten stebėti, nestebėti, padaryti, kad balsavimai visi, ir peticijos, ir balsavimai rinkimuose būtų vieši su pavardėms ir taip toliau, kad kiekvienas galėtų savo balsą pasitikrinti su savo pavardę ir slaptą balsavimą panaikinti iš vis. Tiek Seime, tiek rinkimuose, tiek peticijos. Ar jūs galvojate, kad Seimas sutiks tai padaryti? Mes esame valdžia, ar jie? Ne, mes esame okupuoti. Mes savo klausimo nepakeliam, tai ir galim laukti, kad valdžia ką nors. Valdžia be valdžios. Ir šitą protestą palaikančių iš anglų mes gavome daugiau negu iš tų lietuvių, kurie spjaudė. Jūs neįsivaizduojat, kaip įžeidinėja, jūs girti, jūs narkomanai, jūs toks žodžių rinkinys, kad aš nenoriu kartoti. Tai ar mes patys savo sutinkam, ar ne? O tai galim prabalsuoti. Ar norim mes viešo balsavimo? Petrai, aš nepaleidžiu dar Jolantos truputėlį ir aš noriu keletą žodžių. Tai, ką padarė stebėtojų gildija ir Jolanta, kaip lietuvių bendruomenės pirmininkė Anglijoje ir Londone, yra precedentas per visą Lietuvos istoriją, nes ir čia salėje girdėjosi balsų žmonių, kurie sakė, mes nieko naujo. O naujo pasakysiu kas. Šitie žmonės padarė įrodymus dokumentais. Šitie dokumentai yra archyvuose mūsų. Jie pateikti Seimui visom frakcijom, pateikta prezidentui, vyriausybei, visai mūsų valdžiai. Tai padarė stebėtojų gildija ne Lietuvos mastu precedentą per 34 metus, bet Europos mastu. Nausėda pasakė, reikia naujus rinkimus Gruzijoje, kur tenai. Neturint dokumentų, vien tik tai dėl to, kad netuos išrinko, sistema priešinasi. Tai Lietuva ir Jolanta, kuri sutelkė su komanda emigravusius, kaip čia sakote, patys išvažiavo savo norų, o gal padėjo išvažiuoti, čia atskira tema. Padėjo. Jo, čia atskira tema, bet padaryta, uždokumentuota de jure, de facto, padėta ant stalo visai mūsų valdžiai. Ir šitie dokumentai yra taip pat ir pas mus. Belieka tik pakeisti tą valdžią, kuri, žinodama, kad ne juos išrinko, šitą dalyką dar mes pakelsime, tai ateities klausimas. Bet šitą de jure de facto mes turime. Ir lenkime galvas prieš tuos žmonės, kurie darė tą darbą.
mes turime rezultatą. Precedentas Europos mastu. Ačiū, Jolanta. Jums. Turime klausimą nuotoliniu būdu.